Gegužės 8-ąją Panevėžio kolegijos bendruomenė ir plačioji visuomenė pakviesta į 2 dalių konferenciją Panevėžio mokytojų seminarijos reikšmė miesto kultūrai, tradicijos ir šiandiena. Pretekstas rinktis, pasak renginį inicijavusios kolegijos bibliotekos vedėjos Vilijos Raubienės, išskirtinai svarus. Aš manau, neparodyti tų lobių, kuriuos slepia šitas senasis seminarijos pastatas, tai jau man atrodytų šiais laikais nusikaltimas. Mes visada šiek tiek žinom, vieną kitą faktą žinom, kažką žinom, bet taip giliau panagrinėti visą tą lobyną, tarpukario ypatingai, nors šitas pastatas jau stovi nuo caro laikų, kaip žinome, nuo XIX amžiaus pabaigos, bet į tą laikmetį mes galbūt gilinomės ankstesnėse konferencijose, istorijos dienoj, kai šventė kolegija 10-metį, tai dabar norėjau labiau panagrinėti tą kitą laikmetį, kada šitam pastate kūrėsi jau lietuviška, tikroji Lietuvos, o ne caro laikų seminarija Panevėžio. Konferencijos rengėjai, ketinę aprėpti ilgesnę dalį seminarijos metų, vis dėlto dėl istoriniuose šaltiniuose aptiktų faktų gausos nusprendė verčiau išsamiai išstudijuoti vieną reikšmingiausių tarpukario etapų – dėmesį sutelkti į pačią pirmąją seminaristų laidą. Mes šitą laidą 25 metų pasirinkom dėl to, kad šiemet tarsi ir jubiliejiniai metai, tai yra 90 metų, kaip baigė pilna Panevėžio mokytojų seminarijos laida. Todėl ekspozicija, kurią parengė dailininkė Kosmauskienė, kurią medžiagą surinkau ne tik aš, bet ir daugiau kolegių prisidėjo renkant medžiagą, jie atspindės tik šitą mūsų vieną laidą ir truputėlį tos seminarijos gyvenimo apskritai. Dabartiniai kolegijos dėstytojai, rengdami šiandienos pedagogus, ne tik santūriai primena šiems mokytojų seminarijos vardo reikšmę Aukštaitijos regionui. Startavusi kaip viena pirmųjų tokio pobūdžio švietimo įstaigų Lietuvoje, seminarija sukūrė tradicijas, giliai įleidusią šaknis į nūdienes būsimųjų mokytojų rengimo aktualijas. Panevėžio kolegija kaip valstybinė aukštoji mokykla, vykdydama savo švietėjišką misiją, ne tik šviečia visuomenę ir pasinaudodama tą istorinę patirtimi, bet ir tęsia mokytojų rengimo tradicijas. Ir mokykla, kaip ir labai svarbi institucija, išgyvena svarbius pokyčius mūsų dienomis. Todėl pedagogų rengimo aktualijų svarstymas, ypač tas forumas, kuris numatytas diskusija konferencijos pabaigoje, yra mums labai svarbus, tobulinant studijų programas ir rengiant specialistus tam darbui, kurio taip reikia, taip laukia mūsų visuomenė. Visais laikais, sako Ričardas Kliminskas, reikia visapusiško, inovatyvaus, gebančio naudotis naujausiomis technologijomis, galinčio sudominti bei įkvėpti mokinį mokytojo. Bet pirmiausia, jį gerbiančio, dvasiškai kilnaus žmogaus. Todėl ir konferencijai keliami svarbus uždaviniai, ypač antrojoje jos dalyje – forume. Mokyti pašauktieji, patikinta, bus išgirsti, laukiama apčiuopiamų rezultato. Konferencijos dalyvių nuomonės, vertinimai, siūlymai labai svarbus ir mūsų studijų programų komitetai susipažins su tą medžiagą ir be abejo pasinaudos tais pačiais vertingiausiais siūlymais. Pirmosios konferencijos dalies pabaigą simboliškai vainikavo parodos skirtos Panevėžio mokytojų seminarijos pirmosios laidos 90-mečiui paminėti atidarymas. Nuotraukose ieškota pažįstamų veidų, domėtasi istoriniais faktais. Todėl apie nueitą kelią, vedantį į perspektyvę ateitį, buvusios Panevėžio kolegijos pedagogikos katedros vedėjos Onos Aleksiūnienės teigimu, privalu kalbėti garsiai. Yra nuostabu, kad Panevėžyje rengiami yra mokytojai. Parengta yra nepaprastai daug turbūt pedagogų, todėl kad Lietuvoje, ypač Panevėžio apskrity ir gretimuose rajonuose nerasi mokyklos, darželio, kur nedirbtų Panevėžio buvusios mokytojų seminarijos, pedagoginės mokyklos, Švedo pedagoginės mokyklos, Panevėžio konservatorijos, dabar kolegijos auklėtiniai, jų tikrai yra labai daug.
Yra žinomų garsių vardų iš čia kilusių ir puiku, kad dabar šita tradicija tęsiama ir tas darbas vyksta tuose pačiuose pastatuose, kur ir prasidėjo, kur buvo to mokytojų rengimo ištakos. Dabartinių kolegijos puoselėtojų iniciatyvas priminti, parodyti, atskleisti pedagogė itin vertina, pabrėždama nediskutuotiną jų naudą ir šiai aukštojo mokslo įstaigai, ir Aukštaitijos krašto žmonėms. Tokios konferencijos padeda garsinti tą tradiciją ir galbūt net kai kam ir sužinoti iš viso, kad ir Panevėžyje yra rengiami mokytojai, kad rengiamos studijų programos, kad yra daug naujovių, ne visi tą žino, ne visi tą galbūt skaito ir man atrodo, kad po kiekvienos konferencijos mokykla sulaukia naujų gabių studentų. Konferencijos rengėjai ir dalyviai, nors kalbinti skirtingų metų, prieš renginiui prasidedant ir jam įpusėjus, akcentuoja tą pačią temą – asmenybė, nepaisant šimtmečių. Štai ir atsakymas, kodėl šiandien reikia tokių konferencijų. Mokytojai, tai kurį be paimsi, kurį pajudinsi, kiekvienas yra įsirašęs tikrai aukso raidėm, ne tik į Panevėžio, bet jau dauguma jų ir Lietuvos, tarpukario Lietuvos, į nepriklausomos Lietuvos istoriją, juolab artėjant į Lietuvos šimtmečio metus, į 18-uosius. Tai turbūt kiek įmanoma viešinti tuos dalykus, atskleisti, parodyti, tai aš manyčiau, kad kiekvieno kultūros ir švietimo srityje dirbančio žmogaus uždavinys, pirmaeilis, turbūt svarbiausias. Tos konferencijos padeda supažindinti visuomenę, jaunus žmonės, nes mes žinom, kad Lietuvos mokyklai iš tikrųjų reikia gabių mokinių. Kaip sakoma, kad yra mokytojai padėk Dieve ir yra mokytojai neduok Dieve. Ir aš kaip kalbėjau, kad mes turime rengti tokius pedagogus, kurie tikrai ugdytų asmenybę, o asmenybę gali ugdyti tik asmenybė. Konferenciją ir forumą, pavadintą pedagogų rengimo aktualijos, vedė etnologė Panevėžio kolegijos lektorė Vitalija Vasiliauskaitė. Didžiuotasi, jog brandžiam projektui Panevėžio mokytojų seminarijos veiklos atspindžiai miesto kultūroje parinkta ir ypatinga Taurumo sklidina erdvė Jono Jablonskio auditorija. Dėl šios konferencijos organizavimo ir paties projekto, tai esame labai dėkingi mūsų kolegijos bibliotekos vedėjai Vilijai Riaubeniai, kaip ir už visą šitą gražią auditoriją skirtą Jablonskio vardo auditoriją. Tai tikrai Vilija labai daug dėmesio skiria Panevėžio istorijai ir būtent mokytojų seminarijai. Ir mes labai tikimės, kad šita konferencija ne tik tai primins apie mokytojų seminariją, bet taip pat ir padės mums toliau puoselėti pedagogų rengimo tradicijas Panevėžyje.